Sveiki visi, su jumis aš 314 Sirka. 2013 m. spalio 22 d. Apple vėl nustebino pasaulį. Ir be didelių įžangų pristatau jums Air. Ne, tai ne MacBook Air, tai naujasis iPad Air. Kaip jau galima suprasti iš pavadinimo, jis yra lengvas ir tai tiesa. Svoris 469 gramai Wi-Fi versijos ir 478 gramai 3G versijos. Storis 7,5 mm, ilgis 240 mm, plotis 169,5 mm. Be to nuo šiol iPad labai panašus į iPad mini. Dabar iPad jūs džiugins 64 bitų architektūrą turinčiu procesorium Apple A7 ir judesio koprocesorium M7. Ir visas šitas mišinys kai kuriais aspektais aplenkia iPad 4 net 8 kartus. Ekranas Retina, FaceTime HD kamera, filmuojantį HD formatu ir 5 megapikselių iSight kamera. Nors taip pat sumažėjo, pagreitėjo ir visaip kitaip pagerėjo, baterijos veikimo laikas išliko tas pats – 10 valandų. Nusipirkt galėsite tiek 16 GB talpos iPad Air, tiek ir 128. O kainos prasidės nuo $499 16 GB Wi-Fi versijos ir $629 3G versijos. Atsinaujino ir iPad mini. Dabar jis ginkluotas A7 procesorium, turi Retina ekraną, kurio raiška yra 2048 x 1526 taškų, taip pat atsirado 128 GB versija. Dabar iPad mini ir Air galite aprengti ir naujais rūbais, prie kurių kūrimo turiu įtarimą prisidėjo ir Angela, kuri kitais metais prisijungs prie Apple palikdama Burberry mados namus. MacBook Pro šiais metais gavo tik techninius atnaujinimus. Atnaujinimai palietė procesorius ir grafinius čipus. Tiek 15 colių, tiek 13 colių Macai gavo Intel Core i5, i7 Haswell procesorius bei Iris ir Iris Pro grafinius čipus. Pasikeitė ir video plokštės, dėja ne visose versijose. Dabar bus Nvidia GeForce GT 750M vietoj buvusios GT 650M. 13 colių MacBook Pro kaina varijuoja nuo $1300 iki $1800, o 15 nuo $2000 iki $2600. Bet nepamirškite, kad Apple Online Store galima pasirinkti savo MacBook Pro, todėl kainos gali būti ir kitokios. Mac Pro. Su naujų dizainu Apple mūsų pažindino dar vasarą, todėl šiandien pažiūrėsim tik techninius parametrus. Ir taip, bazinis modelis 3,7 GHz Intel Xeon E5, 12 GB DDR3, 2 video plokštės AMD FirePro D300, abiejose 2 GB GDDR5 ir 256 GB SSD standieji diskai. Ir visa tai kainuoja $3000. Na ir pabaigai operacinė sistema OS X Mavericks, kurios kaina mane tiesiog šokiravo, nuo šiandien ji nemokama. Atsisiųsti ją galėsit ant MacBook Pro išleisto nuo 2007 metų, MacBook Air išleisto nuo 2008 metų, Mac Pro išleisto nuo 2008 metų ir Mac Mini išleisto nuo 2009 metų. Ir visą šitą pyragaitį Apple pabarstė cukraus pudrą, kurią sudaro nemokami iWork ir iLife paketai, naujai įsigytiems OS ir iOS įrenginiams. Pabaigai siūlau pažiūrėti puikią iPad Air reklamą. O su jumis buvau aš, 314 Circle. Nepamirškit spausti like šiam video, susidraugaukim Facebook'e ir nepamirškit atsisiųsti naujos iOS 7.0.3. Ate.